Kokių santykių Lietuva turi siekti su Rusija ir Baltarusija, pone Nausėda? Na, tiesą sakant, mane stebina tokios mintis, nors jau gal nieko nebereikėtų stebėtis. Viena iš valstybių, Rusija, pažeisdama Jungtinių tautų chartiją, užpuolė kitą valstybę ir kuomet kitos valstybės stengiasi užpultai valstybei padėti, grasina brandoliniu atsaku. Kita valstybė, konkrečiai Baltarusija, būdama visiškai vasalinė nuo Rusijos valstybė, praradusi bet kokius nepriklausomybės likučius tuo met, kai suklastojo 2020 metų rinkimus. Ir mes dar kalbame apie tai, kad su Baltarusija galėtume puoselėti kažkokius tai santykius. Ponai, nebūkite naivus. Su Baltarusija nebus jokių santykių, net jeigu jūs labai šito norėtumėt. Dėl vienos labai paprastos priežasties, kad Baltarusija yra visomis prasmėmis prasiskolinusi, ekonomiškai priklausoma, karinių požiūrių priklausoma nuo Rusijos. Ir Lukašenka, kaip jis ten save bevadintų, neturi jokios manevro laisvės. Ir jeigu jis mėgina sukurti kažkokią tai iliuziją, kad galime puoselėti santykius ir su vakarais, tai jis paprasčiausiai mulkina visus. Todėl mes turime labai aiškiai stovėti ir turėti labai tvirtą poziciją. Ukraina užpulta, Ukrainos laisvė yra mūsų laisvė, mes turime telkti tarptautinę paramą Ukrainai pasiekti pergalę. Ir tai yra geriausias būdas netapti patiems izoliuotiems. Nes šiandien, jeigu atstovausite ponas Vaitkau ar kiti tokias idėjas, tai jūs būsite izoliuoti geriausių atveju kartu su Vengrijos premjeru, Slovakijos galbūt vadovais ir visa tarptautinė bendruomenė nuo Lietuvos išpažįstančios tokią ideologiją nusigręš. Ar mes šito siekiam?